Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien noriu Jums pristatyti 3 dviračius, kurie tinka tiek miestui, tiek užmiesčiui, o jų kaina yra tik apie 1000 eurų. Taigi, pasižiūrėkime, ką apie juos mes galime Jums papasakoti. Čia yra Duos C29 dviratis, už mažiausią kainą, klasikinis, važiuoti tinka didelius atstumus ir be didelių investicijų galite pasiekti savo tikslus. Per vidurį stovi mūsų Ride E X16 dviratis, kurį padarėme pagal tai, ko reikia lietuvių naudotojams. Tai yra lengvesnis, pakankamai plačiais ratais, galingas ir žemų patogių rėmų bei gražių dizainų. Na, o taigi po kairę pusę stovi tikriausiai visų jau žinomas ir populiariausias dviratis Lietuvoje iš elektrinių kategorijos Engve EP2 Pro. Na, o mes esame vieni didžiausių tiekėjų ir remonto servisų Baltijos šalise. Todėl rinkitės iš ten, kurį tinkamiausiai jums prižiūrės. Taigi, Engve Ride E yra modeliai, kurie susilanksto ir galima juos įsidėti į bagažinę ir transportuoti, pavyzdžiui, į pajūrį. Na, C29 neturi tokios funkcijos, tačiau yra kiti privalumai. Aptarkime kiekvieną privalumą apie šios dviračius, o pradėkime nuo centrinio naujieną Ride E X16. Taigi, Ride E X16, dėl ko jis toks patrauklus ir iš karto tapo perkamas? Todėl, kad lengvas svoris, vos kiek daugiau nei 26 kg, patogus ir paprastas sulankstomas, odos apdaila, gazas motociklo stiliaus, elektroniniai bėgiai nuo 1 iki 3, greitis yra 25, nuėmus ribotuvą iki 45 km/h. Prie centrinės ašies sumontuotas PAS sensorius, kuris minant reaguoja jūsų minimą ir padeda tuomet variklis jums važiuoti. Taip pat šis modelis turi mobiliąją programėlę, kurioje galėsite matyti savo kelionės žemėlapius, galėsite padaryti diagnostiką, patikrins programėlę, ar visos elektronikos funkcijos veikia gerai ir panašiai. 7 bėgių Shimano sistema įmontuota dviračio galiniame rate, patogi rankenėlė, perjungti mechaninius bėgius. Taigi galėsite įsijungę 7-ąjį bėgį važiuoti didesniu greičiu ir nereikės minti pedalais ypatingai intensyviai. Na, vienas svarbiausių dalykų asmeniškai man ir daugeliui mūsų klientų yra patogumas, užlipimas. Labai patogiai galim užlipti, pasireguliuoti vairo aukštį ir važiuoti, įsijungę savo ekranėlį. Jeigu mums nereikia lempų, mes jas galime išjungti palaikę plus mygtuką. Taip pat šis dviratis turi ne tik tai žibintus priekyje ir gale, tačiau ir stop sensorių. Jeigu paspaudžiu ar tai priekinius, ar tai galinius stabdžius, stop sensorius užsidega. Galite įsigyti iš mūsų papildomą tašę ar daiktadėžę ir keliauti su Ride dviračiu į nepamirštamus nuotykius nuostabiais Lietuvos miestų ir miškų keliais. Na, o mes apgalvojome, kad priekyje reikia įmontuoti tokį priekinę tvirtinimo elementą, kuriame galėsite pristvirtinti savo įvairius daiktus, pirkinius ar panašiai. Tai yra taip pat didžiulis privalumas. Na, dabar liko pademonstruoti, kaip šis dviratis susilanksto ir pakalbėti apie jo galią. Taigi, šis dviratis yra galingas. 3 colių padangos leidžia važiuoti praktiškai per bet kokią dangą, tiek miesto, tiek purvo takais. Na, o 500 W variklis, kuris gali pasiekti beveik iki 1000 W maksimalią galią, tai yra 1 kW, padės jums įveikti bet kokias įkalnes. Na, o visus tuos kelius ir keliukus jums padės įveikti 48 V, tai yra ne 36, o galingesnė sistema ir 15,6 Ah baterija. Taigi nuvažiuojamas atstumas gali siekti net iki 100 km. Kai dviratis kainuoja iki 1000 eurų, tai yra įspūdinga komplektacija, ką jūs galite iš to gauti. Dabar pademonstruosime dviračio sulankstymą. Taigi labai paprastai atsidaro kaištis, užsilenkia pedalas, užsilenkiame kojelę būtinai ir sulenkiame dviratį. Čia jis turi patogią atramą, kad atsistotų, o taip pat atsidaro vairo sklastis ir susilanksto. Gavosi toks elementas, kuris lengvai telpa į praktiškai bet kokio automobilio bagažinę ir išlankstymas atgal. Atvažiavote, išėmėte iš bagažinės, atsidarėte vairą, labai paprastai dviratuką išlankstėte, užspaudėte saugiklį ir viskas.
atsilenkiame pedalus ir važiuojame. Taigi, C29 iš kompanijos Duots. Labai įdomus dviratis už ypatingai gerą kainą, praktiškai viena pigiausių mūsų prekių iš elektrinio transporto. Dideli 29 colių ratai, taigi ilgesniems atstumams leis pasiekti didesnį greitį ir nuvažiuoti į savo tikslą greičiau. Taip pat sumontuotas yra akceleratorius, pirmas bėgis, padidinam elektroninį bėgį ir matome jau greitis yra nemažas. Galiniai mechaniniai stabdžiai, priekiniai mechaniniai stabdžiai, 7 bėgių Shimano sistema, kuo išsiskiria nuo kitų elektrinių dviračių, šis dviratis turi 3 žvaigždės ir priekyje. Taigi iš viso yra 7x3 21 bėgis. Tai yra retenybė mūsų rinkoje, tačiau šis 26 kg sveriantis gražuolis turi šiuos privalumus. Dviratis taip pat turi raktelius baterijai, kaip ir dauguma elektrinių dviračių, kuri yra nuimama. Šis dviratis gali veikti iki 100 km atstumą, o tai padės padaryti 48 V ir 15 Ah bateriją. O 700 W variklis įmontuotas dviračio galinėme rate leis jums įveikti net ir sudėtingesnės vietas. Šis variklis gali pasiekti net iki 1 kW maksimalią galią. Taigi, kaip ir visi 3 dviračiai, šis dviratis turi priekinius amortizatorius, purvasaugius, ko neturi, tai stop žibinto. Paspaudus stabdį, lemputė vis tiek dega tiesiog gabarito principu. Bet tai nėra labai didelis minusas, todėl kad mes turime prekyboje šalmus, kurie stabdant uždega lemputę gale šalmo automatiškai. Pasižiūrėkite mūsų šalmų skiltį iš riedis.lt. Dviratis yra transportuojamas, kadangi tai yra klasikinio dviračio išvaizda, tai puikiai tinka ant visų galinės bagažinės laikiklių ir panašiai. Nuėmus baterijai jis tampa ženkliai lengvesnis. O jeigu norite jį sukišti į bagažinę ar autobusiuką, tai priekinis ratas labai lengvai nusiejamas su Quicklinko pagalba, nereikia jokių įrankių. Taigi tai buvo Duots C29. Atvykite į mūsų saloną, išbandykite ir patys įvertinsite. Engve EP2 Pro. Vienas dažniausiai sutinkančių pavadinimų mūsų darbe pastaraisiais metais. Jeigu norite daugiau apie jį sužinoti, galite susirasti daugybę riedis.lt apžvalgų apie šį modelį. Turi jau skirtingų versijų ir Boost versija ir 3.0, visiškai nauja versija naujiena, taip pat ją turime. Kalbant apie šį modelį, taigi, gera kaina, labai galingas, didelis pravažumas, pasiekia iki 45 km/h greitį, 750 W variklis išvysto iki 1000 W galią, galinis top žibintas, priekinis žibintas, 7 bėgių Shimano sistema, mechaninis skambutis, kaip ir raidę X16 dviratyje, tarp kitko, Duots turi elektroninį skambutį. Šis dviratis sulankstomas, lengvai sulankstomas. Viduje yra integruota, tačiau lengvai išimama 13 Ah 48 V baterija, kuri leidžia veikti iki 120 km pagal gamintojo aprašymą. Realiai tas nuvažiuojamas atstumas yra mažesnis, todėl kad yra įvairių reljefų, sustojimų, įsibėgėjimų, be to padangos plačios tikrai nepadeda dviračiui riedėti. Tačiau iš savo klientų girdime, kad nuvažiuoja ir 80 km, kažkas ir 60, tai priklauso nuo jūsų vairavimo stiliaus. O priekiniai ir galiniai stabdžiai jums padės sustabdyti efektyviai, jeigu to prireiks. Dešinėje pusėje yra motociklo tipo akceleratorius, lygiai taip pat kaip ir visuose 3 šiuose modeliuose. Tarp kitko, EP2 Pro Boost versijoje yra nykštinis akceleratorius, kurį mes užmontuojame papildomai. Boost modelis, trumpai pristatysiu, kuo yra kitoks. Jisai turi torque sensorių. Čia yra pas sensorius, čia yra pas sensorius, čia yra pas sensorius. Tai yra magnetas, kuris prasukus pedalus duoda komandą varikliui. Torque sensorius yra kita technologija, kuri jaučia minimo spaudimo jėgą. Taigi tai yra efektyvesnė baterijai. Tačiau kalbam apie visų pamėgtą aštresnį EP2 Pro Neboost modelį, kuris yra mano rankose dabar. Pakankamai funkcionalus dviračio ekranėlis leis nusistatyti reikiamus parametrus, galite nusistatyti vieną iš 5 elektroninių bėgių, pagalbos režimas minant, kiek jums padeda variklis. Ir tai paneigia mitą, kad elektriniai dviračiai yra skirti tinginiams. Ne, elektriniai dviračiai yra skirti protingiams žmonėms, kurie nenori pervargti, kurie nėra profesionalūs sportininkai, kurie nori judėti, kurie nori sportuoti, tačiau nealinti savo kūno. Tam ir yra 5 lygių valdymo sistema. Kiek jums dviratis minant padeda. Jeigu norite, įsijunkite nulinį lygį.
jums nieko jūs nepadės ir tikrai pasportuosite. Taigi tas faktas jau yra sulaužytas vakarų Europoje. Virš 50% dviračių jau yra parduodama būtent elektriniai. Lietuvoje kol kas dar taip nėra, tačiau manau tai yra metų dviejų klausimas, kada mes pavysime šį standartą. Na, o jeigu norite sužinoti ir išbandyti daugiau apie Engve, EPA2 Pro ar kitus populiarius Engve modelius, visus jos turime savo salone Vilniuje arba mūsų internetiniuose namuose riedis.lt. Na, tai buvo tiek informacijos apie EPA2 Pro, apie jį informacijos yra galybė, o jeigu jūs jo norite, tiesiog nieko nelaukite, įsigykite, nes jų dar tikrai yra. Ir didžiausia naujiena, šis dviratis, kuris dabar yra čia ir visi riedis.lt dviračiai, kaip tik neseniai grįžau iš gamyklos, taip, gamykla yra Lietuvoje. Gamykla yra pas mus ir dviračio gale yra lipdukas, kur parašyta Made in Lithuania. Taigi, Engve EPA2 Pro nuo šiol yra gaminamas Lietuvoje, vienas populiariausių dviračių Europoje ir Amerikoje. Taigi, pabaigai, visi šie 3 modeliai turi akceleratoriaus rankenėlę, visi turi pas sensorius, tai reiškia, minant jums irgi padės ir nusistato lygiai, kokiu lygiu tai padės jums daryti. Visuose šiuose modeliuose galima lengvai nuimti ribotuvą ir pasiekti iki 45 km/h greitį. Ir patogumo dalykas, visuose modeliuose galima išimti lengvai bateriją, arba įsigyti antrąją ir turėti ją pasikeitimui, jeigu važiuojate ypatingai ilgus atstumus. Na, o jeigu kelyje nutiks kažkokia tai problema arba turėsite papildomų klausimų, nedvejojant kreipkitės į elektrinio transporto ekspertus riedis.lt. Mūsų telefonas 0633 77 888. O geriausia, užklausas užduokite elektroniniu paštu labas@riedis.lt. Galiausiai, jeigu važiuojate pro Vilnių arba esate iš čia, atvykite į mūsų saloną Kalvarijų gatvėje 269. Čia buvo 3 vienų populiariausių ir biudžetinių elektrinių dviračių apžvalga, o jeigu turite daugiau klausimų, mes esame jūsų paslaugoms. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.